Jau beveik 10 metų Aleksandro Stulginskio universiteto kaimo regioninės plėtros centras specializuojasi programos lyderiai įgyvendinimo srityje. Kaimo regioninės plėtros centras 2007-2010 metais vietos veiklos grupėms padėjo parengti vietos plėtros strategijas. Dabar pagal priemonę parama vietos veiklos grupių veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti, moko vietos veiklos grupių narius ir kaimo bendruomenių lyderius. Lyder metodas reiškia veikimą iš apačios. Tai yra veikimą, kuris pasiekiamas žmonių aktyvumo pagrindu. Mūsų visai nesenai įvykdyti tyrimai parodė, kad kaime yra labai didžiulis savanorystės potencialas, kuris yra nepakankamai išnaudojamas. Galima net būtų pateikti duomenis, kurie kartojasi net per atskiras savivaldybės, kad žmonės maždaug kas savaitę viešiesiem reikalam įmatytų prasmę skirtų apie 4-5 valandas per savaitę, o per metus laiko net iki 90 valandų. Tai yra neišnaudoti rezervai, kurie glūdi kaimo visuomeniai, kaimo bendruomeniai. Tai yra irgi iššūkis, o kaip tą potencialą efektyviai panaudoti. Vietos veiklos grupė Pakruojo rajono partnerystė yra veikli, atvira, jaunatviška ir nuolat besimokanti organizacija. O mokymai ir seminarai rengiami atsižvelgiant į bendruomenių ir kitų grupės narių poreikius ir pageidavimus. Ilgą laikotarpį vedam tuos pareiškėjus už rankas ir su jais dirbam, juos mokome, juos parengėme iki tol, kol jie teikia paraišką. Todėl jau jie maždaug žino tuos kelius, kurie vyks. Ar nėra problemų, taip negali būti, nes, sakykime, ir pačių taisyklių pasikeitimai, ir reikalavimų pasikeitimai, ir yra tokie sudėtingi projektai, kur iš tikrųjų kreipiam ir ieškom visokiausių specialistų, ir skambinam į NMA, ir dažnai jie mums atsako, dar nebuvo tokio atveju. Tačiau kiekvienu atveju turim surasti tą išeitį, ar ne? Ir aš tai visada rengiuosi tokią praktiką. Taip, aš nesu visažinintis specialistas, bet aš visada galiu rasti žmogų, kuris man padės išsiaiškinti tą problemą. Palyginus su prieš tai buvusią situaciją, per tuos keletą metų žmonės tikrai išmoko vykdyti ir viešuosius pirkimus, ir tvarkyti savo buhalteriją, ir geriau planuoti pagal projektinės reikalavimus savo veiklą. Kita vertus, ateitis reikalauja dar daugiau žinių, nes bus akcentuojama būtent novatoriškos bendruomenės kūrimas, kai išmokti valdyti pokyčius, juos inicijuoti, tai nėra lengvi dalykai. Novatoriškos ir tokios darnios bendruomenės telkimas, tai yra iššūkis, kuris laukia mūsų naujajam laikotarpiu. Mūsų bendruomenės vien tik, sakykime, gerais norais ar geromis mintimis ir kažkokiais gerais darbais mes pasiektumėm daug, bet visumoje be finansinės paramos, be to tikrai nebūtų gyventi nei vietos projektai, nei tarptautiniai bendradarbiavimai, nei kažkokia patirtis su kitais, kadangi tai apima ir išvyką su, sakykime, ar su vakarų, ar su vietos veiklos grupių bendruomenėm, ar patirtį mes susiformuosim, aš manau, savo ir netgi galbūt tos vakarų šalės iš dalies net iš mūsų galėtų ir pasimokyti. Ką mes gaunam, mes labai branginam. Vietos veiklos grupės rengia susitikimus, dalyjasi veiklos patirtimi. Pakruojo rajono partnerystės nariai susitiko su Anykščių rajono vietos veiklos grupės vadovais, domėjosi jų vykdomais projektais, papasakojo ir apie savo sėkmingą veiklą. Tada, kai 2007-2008 metais vietos veiklos grupė kūrė strategiją, numatėm savo ir kalbėdami su bendruomenėm, su kaimo gyventojais, su rajono savivaldybė, o tai, kas yra mums rajonoje aktualu ir tai, kas mums patiems atrodo, kad kur mes galėtume įtakoti. Todėl viena iš tikslinių grupių tai ir yra jaunimas. Galbūt daug vilčių įdėjom dar ir į moteris, tačiau moteris surado kitą nišą. Yra jaunimo organizacijų sąjunga. Apskritasis stalas, yra savivaldybės specialistė, kurie dirba, tačiau yra ir kitos galimybės, būtent tas, kurias galėjo duoti strategiją. Tai jaunimas prigalvojo įdomiausių idėjų, tai galbūt iš tų idėjų išsirutulios ir tai, kas bus tradicija, arba tai, kad kažkokius duos postūmį kitai veiklai. Galėčiau pavardyti visą eilę projektų, kurie labai svarbus ir kurie jaunimui pasirodė, kad kiekvienas klubas pagal savo veiklą, kiekviena jaunimo organizacija toj srity, kur jinai dirba, toj srity, kur jinai turi narių,
toj srityje ir kažką tai sugalvojo daryti. Imkim, sakykim, baikeriai. Baikeriai padarė rajone baikerių šventę, kurie, sakiau, prieš 2 metus tai man buvo pats gražiausias rajono renginys. Tačiau jie turi ir jaunimo sekciją. Baikeriai sugalvojo, kaip būtų gražu, kad mūsų rajono jaunimas galėtų mokytis to. Tai yra, aš įsivaizduoju, kad pamatyti tikrą motociklą, o dar su juo pavažiuoti, o dar gauti galimybę su įrankiais jį susitvarkyti, tai irgi labai didelis pliusas. Turėjome mes gana nemažai projektų, kurie būtent buvo pastatų sutvarkymui, jų pritaikymui. Turim ir tų veiklos nemažai projektų, bet dabar jau ateina tas momentas, kai tikrai norėtųsi ir galėtume daryti dar daugiau, nes jau sukūrėm savo patikimumą, kaip vietos veiklos grupė pamatė, kad taip, tikrai su jais galima dirbti, jie administruoja, jie padeda, konsultuoja, informuoja ir padeda įgyvendinti, tai mes manau, kad dabar dar daugiau atsirastų norinčių. Pakruojo rajono partnerystė bendradarbiauja su Pakruojo poilsio ir turizmo centru. Stengdamiesi, kad Pakruojo kraštas būtų patrauklesnis atvykstantiems ir siekdami plėtoti turizmo infrastruktūrą, vietos veiklos grupės nariai domėjosi Anykščių turizmo informacijos centro veikla ir Anykščių turistiniais objektais. Kalbėdami apie naują laikotarpį, kiek girdim ir tikimės, kad tas lyderio išliks ta programa, tai būtent tai, kad tai yra į kaimą, į bendruomenės, kad tai yra idėjos tą, ką sugalvoja žmonės, o ne kas nors nuleidžia iš viršaus, tai irgi labai svarbu. Ar išliks toks, koks buvo, arba bus kitoks, dabar sunku pasakyti. Kiek žinau, kažkokios tai kryptys gali būti kitas, gali būti kita tvarka, bet aš manau, kad mes jau sukūrę savo, tai ką padarėme, įgyję patirtį, įvairiuose mokymuose, susitikimuose ir konkrečiai darydami, administruodami, gyvendindami, žiūrėdami, matom, kad tikrai mes galim daryti ir tai, kas bus. Ar tai būtų, galbūt kalba apie tai, kad ministerija, kad tai gal bus konkurencija tarp vietos veiklos grupių, kodėlgi ne? Kaip matom, bendradarbiaudami tarpusavį, susitikdami, vieni su kitais kalbėdamisi, yra įvairiausių variantų. Kiekviena vietos veiklos grupė pasirinko savo modelį, ar ne? Ir toj situacijoje, jeigu tai būtų skirtingas kryptys, galbūt programos per kitas ministerijas, manau, kad mes lygiai taip pat galėtume bendradarbiauti arba susijungti kelias vietos veiklos grupės ir tai, kas mums svarbu, ką dabar darom su teritorinio bendradarbiavimo arba tarptautinio projektais, tiesiog imti tų krypčių, kurios bus. Naujajam laikotarpį tikrai bus labai akcentuojamas pagrindinis viešojo naujojo valdymo principas, tai būtent jautrumas vietos gyventojų poreikiams, jų lūkesčiams ir gebėjimas mobilizuoti vietos iniciatyvą, vietos gyventojų aktyvumą. Tie dalykai nėra tokie paprasti ir todėl būtina vietos veiklos grupėms labai rimtai pasižiūrėti, kaip jos užbaigė savo pradėtus darbus ir šiek tiek galbūt net naujai pagalvoti, kaip reiktų pradėti tas naujas strategijas rengti. Europos dokumentuose akcentuojama, kad tai reikalauja ir visai kitos kokybės bendradarbiavimo tarp kaimo bendruomenių, tarp kaimo nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios ir verslo ir būtent universitetų, mokslo, tyriamųjų centrų, konsultavimo tarnybų. Tai yra apie tai šnekama labai plačiai, kad toks bendradarbiavimas gali atnešti žymiai daugiau nuo inovacijų į kaimo gyvenimą. Ir tos inovacijos turi būti ir ekonomiškai, ir socialiai naudingos.